dar prieš tai pasakysiu, kad 18 su virš metų pati vartoju ir 15 metų skaitau paskaitas būtent su Neolife kompanijos produktais. Tai esu gyvas pavyzdys, kaip minėjau, prieš 22 metus buvau prie mirties, dar kelis metus kapanojausi ir kadangi 8 nėštumo mėnesį liga atsinaujino antrą kartą atvira tuberkuliozė, tos paieškos pasidarė greitesnės, nes jau buvau nebe aš, o buvome mes. Ir po 3,5 metų produktų vartojimo aš pradėjau dalintis su žmonėmis, nes tiesiog žmogiška tai. Jūs su draugiam dalinatės, ką nors, kai nusiperkat gerą. Kažką pasakojat, ne, kai kažką gero nusiperkat, tarkim, ar tos pačius batus, ar nežinau, kvepalus, ar dar kažką. Tai viskas prasidėjo labai paprastai. Tai aš tos kompanijos čia kažkaip labai nepristatinėsiu, labai taip jau oficialiai, tiesiog paprastai. Nuo 58 metų ta kompanija gyvuoja, reiškia 66 metus. Ir tai yra pati pirma kompanija, kuri kapsulę sukišo, kuri papildą sukišo į kapsulę. Tai yra kompanija, kuri pagamino pati pirma kapsulinės formos papildų. Nuo šito viskas prasidėjo. Pasaulyje papildų gamyba prasidėjo nuo formulės kapsulių pavidalų. Tai gerai, grįžtu dabar prie tų fitoestrogenų. Tai va, mes turime kruciferį, mes turime treneną, kuriuose šitose dviejose produktuose yra tų fitoestrogenų iš sojos pupelių, luobelių. Ir būtent tai yra kaip pakaitinė hormonų terapija, tik tai su gerais šalutiniais poveikiais. Paprastai. Aišku, kaip sakiau, reikia ir daugiau medžiagų, nes mes dar kažkaip tuos estrogenus taip nėra su diena, kad brūkšnys ir viskas jau nebegamina. Dar galime vis tiek tą paskatinti estrogenų sintezę. Ir labai dažnai moteris, kurios sako, aš jau metai ar 2,5 metų nėra man menstruacijų, pradėjusios vartoti fitoestrogenų turinčius produktus, dar kurį laiką, keliem metams sugrįžta menstruacijos ir dar prailgina tą savo jaunystę. Nes, kaip minėjau, estrogenai tai yra natūralūs antioksidantai, kurias mes gaminame. Kitos medžiagos, kurios labai reikalingos moteriai, kad jos nesuvystų per greitai, kad jos nesurūdytų per greitai, kad jos nebūtų raganos, tai yra vitaminas E, B grupės vitaminai. Vitaminas E išlaiko drėgmę gleivinėse, visose gleivinėse, nesikartosiu. Tai reiškia, mes turėsime tą poveikį, kad mums nebus to sausėjimo, to džiūvimo. Plius mažina karščio bangas, skatina lytinių hormonų gamybą, padeda tinkamai funkcionuoti kraujo sistemai, taip pat neleidžia kraujui būti per tirštam. Tai yra kaip aspirinas, tik natūralus ir veiksmingesnis. Natūralus vitaminas E už aspiriną 4 kartus efektyvesnis yra. Ir B grupės vitaminai, būtent kompleksas mažina karščio, taip pat bangas stiprina nervų sistemą ir taip toliau, žodžiu, ir gerina miegą, ir serotonino, dopamino sintezė dalyvauja. Nėra nei vieno hormono, kam nebūtų reikalingas B grupė. Visiems hormonam reikalingas sintezė B grupė. Prisiminiau dabar pasakodama šitą skaidrę apie pamiršau, žodžiu, dabar prisiminiau, o pirmai pamiršau istoriją apie šitą produktą. Viena mano klientė pasakoja atvykus. Jinai pamiršo, kaip vadinasi tas produktas, nes pavadinimas tikrai gali liežuvį pradžią nusilaužti. Cruciferolus plus. Tai daugelis moterių pradžią ir gliciferių vadina, kruci vadina, žodžiu, visaip. Tikrai sutinka, kad toks turbūt nelengvas pradžiai. Ir jinai pamiršo ir tą krucį, ir tą luciferį, viską pamiršo, bet jinai sako, ar tu turi tų žalių tablečių, sako, raganų sindromui. Raganų sindromui, nes sakė, jau vyras liepė važiuoti pas Eglę, nes kai, sako, tu gėrei ten kažkokius raganų tas tabletės, tai, sako, net šluotos buvo padėtos jau kažkur į sandėliuką ilgam.
Ir sako, dabar jau vėl reikia, nes, nu jau, nes baisu. Tai va, tai